Sveiki visi atvykę į Kidi tinklalaidę. Šiandien su mumis trečiokų mokytoja Dovilė. Sveika, Dovilė. Labas, Viktorija. Tai noriu pirmiausia paprašyti tavęs prisistatyti, papasakoti apie save. Tai šiuo metu ugdau trečiokus ir galbūt kaip prasidėjo visas mano pedagoginis kelias, tai prieš 5 metus baigusi studijas labai bijojau žengti tą pirmą žingsnį į pradinį ugdymą, bet labai tuo pačiu norėjau ir galvoju, tai kaip įveikti tą baimę, tikriausiai ją įveikti galima pradedant nuo pačio jauniausio amžiaus, dirbant su mažaisiais. Tai savo pedagoginį kelią pradėjau nuo darbo su 1,5 metų vaikais. Tai taip, ėjau per skirtingus amžiaus tarpsnius, kol galvoju, dabar jau tikriausiai užaugau iki savo pradinukų ir jau 3 metus ugdau trečiokus šiuo metu dabar esančius. Tai tiek apie mane galbūt. Taip, tai aš tai prisimenu dar, kai pradėjai, nuo to pačios pradžios, su babies klase, tai labai smagu matant taip augančią. Ačiū. Tai šiandien kalbėsime apie priešmokyklinukus, kaip pasiruošti pirmai klasiai. Tai pirmiausia, kas aktualiausia tėvams, noriu paklausti, nuo ko pradėti pasiruošimą tiek pirmai klasiai, tiek tėvams, tiek mokytojams. Tai aš gal visada turiu pagrindinę tokią mintį, kad pirmiausia pradedame nuo emocinio pasiruošimo ir tik tada jau galime kalbėti apie akademiškumo įvairius dalykus. Tai jeigu nebus emocinio pasiruošimo tikrai tvirto, bus tikrai ganėtinai sunku orientuotis į akademiškumą. Tai ką aš galbūt visada į ką orientuojuosi, tiek duodama patarimus tėveliams, kad kalbėkime apie emocijas. Ne veltui iš tikrųjų tiek daug darželio tarpsnių etapu mes kalbame apie įvairias emocijas per įvairius ryto ratus ir kartais jau net atrodo, kad kiek mes čia galim įvardyk savo emociją, kaip tu dabar jautiesi, bet iš tikrųjų tai yra ganėtinai svarbus dalykas, būtent keliaujant į 1 klasę, nes 1 klasėje tu ateini į visiškai naują erdvę, tu ten turi dažnu atveju naujus draugus, galbūt tai yra visiškai net nauja aplinka, tai tas emocinis pasiruošimas, gebėjimas įvardinti savo emocijas, tam tikrose situacijose, kurių jų bus iš tiesų labai daug ir kartais tokių nenumatytų, tai yra beproto svarbus. Tai tas gebėjimas įvardinti, kaip aš jaučiuosi tam tikroje situacijoje, palengvina ne tik tam pačiam pirmokui tą pradinį etapą, tačiau ir patiems mokytojams tą mokėjimą suprasti, gebėjimą suprasti, ką jaučia mano pradinukas, ką jaučia mano mokinys. Tai tikriausiai iš to dar gimsta irgi tam tikri emociniai dalykai, kaip aš moku susikontroliuoti, pavyzdžiui, su stresinė situacija. Tarkim, tikrai 1 klasėje atsiranda ir daug naujų dalykų ugdomųjų, tai yra naujos pamokos ir štai ir ten kažkoks galbūt savarankiškas darbelis išlenda iš už kampo ir man tai yra visiškai nauja, negirdėta, nejausta, nematyta. Tai, kaip aš sakau, bent jau vieną kvėpavimo pratimą žinoti, kuris padėtų susivaldyti su tuo stresu ir tas emocinis intelektas tikriausiai yra pats svarbiausias žingsnis, kur mes turime pasiruošti prieš keliaujant į 1 klasę. Ir neretai iš tikrųjų priešmokyklinio ugdymo mokytojus, juos ne tik atsižvelgia į tuos akademinius pasiekimus, ar tu esi pasiruošęs akademiškai, tačiau ir į visą tą socialinį, emocinį pasiruošimą. Jeigu nebus to emocinio pasiruošimo, tikriausiai gausite galbūt rekomendaciją gal dar, jeigu mokiniui 6 metai, tai tikrai likti, dar patobulėti ir kada tu jausiesi emociškai tikrai sutvirtėjęs, tada manau, kad saugu žengti į 1 klasę.
kitas aspektas galbūt, nuo ko irgi pradėti galbūt tą pasiruošimą, tai tokią formuoti tiek tėveliams, tiek mokytojams pozityvę nuomonę apie mokyklą, nes neretu atveju mes kartais tikrai patys irgi girdime, kad oi čia prasidės mokykla, prasidės jau čia rimti dalykai, tai va, tas pozityvios nuomonės formavimas, kad mokykloje bus linksma, kad tu susirasi naujų draugų, kad keliausi į daug ekskursijų, kad keisi aplinkas, tikriausiai per tokią prizmę reikėtų kalbėti. Tai nuo tokių pagrindinių pamatinių dalykų, tokių žemiškų, tikriausiai reikėtų pradėti tą pasiruošimą, o tada jau seka visi akademiniai pasiruošimai, apie kuriuos, manau, mes kalbėsim šiandien. Taip, tai norėtųsi pratęsti apie emocijas, apie emocinį palaikymą, apie pozityvų pasirengimą, bet labai įdomu būtų sužinoti, kokių netikėtumų galima tikėtis pačioje pradžioje, pradėjus lankyti 1 klasę. O jau tikrai bus. Tikrai bus ir aš kaip visada sakau, tas pagrindinis netikėtumas, kuris tikrai, manau, daugeliui žinomas jau susiduriant darželėje, tai yra adaptacija. Lygiai tokia pati, su kuria mes susiduriam darželėje, nuo pat pirmų dienų, keičiant vėl klasę, galbūt į toddlerių klasę, iš baby į toddlerių. Tai adaptacija tikrai neišvengiama ir 1 klasėje. Ir aš kaip prisimenu savo adaptaciją, kodėl sakau savo, dėl to, kad lygiai tokią pačią adaptaciją išgyvenau su savo pirmokais. Tai iš tiesų buvo toks 1-3 mėnesiai iššūkis dirbti vien su vaikų emocijomis rytais, nes atsiranda tikrai nemažai tokių nuotaikų kaitų pas tuos pačius pirmokus ir tas rytas dažniausiai būna tokia didžiausio dėmesio reikalaujanti dalis 1 klasėje, tai tikrai tokį galbūt patarimą duočiau nenustebti, jeigu adaptacija vyks, pavyzdžiui, ir 2 mėnesius. Tai tikrai realu ir galiu nuraminti, kad nei viena adaptacija nevyko 0,5 metų. Tai irgi galim išvelgti tą teigiamą pusę. Tai tikrai nusiteikti tam ir pasiruošti tikriausiai vėlgi iš to tokio emocinio palaikymo, kalbėti apie tai ryte, galbūt jeigu mokiniui, vaikui užtrunka ilgiau susiruošti namuose, tai susiplanuoti tą ankstesnį atsikelimą, kad nekeltų didesnio dar streso atėjimas į mokyklą, nes ypatingai pirmokui vieną tokį irgi tipsą duosiu patarimą tėvams ir stengtis nevėluoti į pamokas, jeigu tai yra dažniausiai ryto ratas, vis tiek dar 1 klasėje, tai ta pati pirma dalis dienos, tas 20 minučių pasikalbėjimas su mokytoja apie dienos eigą, apie nuotaikas yra pati svarbiausia ir vaikui, mokiniui užtikrina tikrai tokį tvirtesnį žengimą į puikią dienos pradžią. Tai tikriausiai įvardinčiau adaptaciją tas momentas, dėl kurio tikrai reikėtų nenustebti. Ir jeigu tikrai vyksta sudėtingesnė adaptacija, tai bendradarbiauti, nebijoti bendradarbiauti su mokytojais. Ir kartais prireikia ir mokyklos tiesiog psichologo patarimo. Tai tikrai viskas puikiai išsisprendžia su šitomis 3 šalimis. Labai smagu, kad jau davei vieną tipsą, kaip pasiruošti, o ar dar turi daugiau kažkokių tipsų, patarimų tėvams, kaip psichologiškai pasiruošti, gal net ir patiems tėvams, kaip pasiruošti psichologiškai? Jo, galbūt toks pagrindinis dalykas, kurį visada galima įvardinti kaip pagrindiniu ruošiantis prieš 1 klasę, tai vaidinti mokyklą prieš einant, keliaujant į tą 1 klasę tam tikrą laiką, pavyzdžiui, nežinau, per vasaros atostogas, susidaryti režimą. Jeigu, aišku, kiekviena priešmokyklinė klasė, jinai savaip vienoda, tačiau savaip ir skirtinga. Ir tikrai netoks pat kiekis pamokų vyksta, tai
Jeigu, pavyzdžiui, aš pradedu eiti į priešmokyklinę klasę, ten tarkim nuo 9 valandos, bet žinau, kad mokykloje vyks pamokos 8:15, tarkim, tai tikrai labai rekomenduoju, pavyzdžiui, tuos 3 mėnesius likus iki mokyklos, tiesiog susidaryti tą režimą, daugmaž atitinkantį mokyklos laikus, kad tiesiog nebūtų šoko dėl to režimo, nes dažniausiai vat ir būna pagrindinis momentas, dėl ko atsiranda tokio streso pirmokui, tai kad keičiasi režimas iš pagrindų. Na ir aišku, pasipraktikuoti galbūt daugiau tokių savarankiškumo ugdomų įgūdžių, tai tarkim, jeigu mokiniui, vaikui dar sunkiau sekasi, nežinau, apsirengti, užsirišti batraištį, užsidėti kažkokią, tai nežinau, kažkokį drabužį sudėtingesnį, tai pasipraktikuoti, kad tiesiog natūraliai nekiltų pirmoje klasėje to streso dėl tokių dalykų. Ir aišku, kalbėti apie pokyčius, kokie lauks, kokie būreliai galės galbūt atsirasti, kokie nauji mokytojai tam tikrų dalykų bus, kad nebus tik tai vienas mokytojas, o atsiras ir muzikos mokytojas, ir kūno kultūros. Tai tas atrodo mums suaugusiems kaip ir suprantamas dalykas, tačiau vaikui kiekvienas toksai kitas niuansas kelia tikrai nemažą stresą. Ir jeigu kalbėsime apie tai kuo anksčiau, tai paruošime tikriausiai puikiai nusiteikusi pirmoką į tai pirmą klasę. Taip, tai vat užsiminė apie rutiną. Tai norėčiau tau paantrinti, kad rutina labai svarbi ne tik prieš mokyklinį klasį, bet ir darželį. Tai aš manau, kuo anksčiau pradės vaikas laikytis disciplinos, tai tuo bus lengviau ateityje. Tikrai taip. Dar noriu paliesti lūkesčių temą būsimam pirmokui. Kokių gebėjimų tikimasi iš pirmoko, nes aš pati dažnai girdžiu iš tėvų, kad kartais ir skirtingi lūkesčiai būna, tiek iš mokytojo pusės, tiek iš tėvų pusės. Tai vat, ką tu apie tai manai? Tai tikriausiai prisimenant ir savo pačią pradžią dirbant su pirmokais ir atkreipiant į tuos dalykus dabar jau po fakto, prisimenant, kas iš tiesų buvo na to tokio tikėtasi lūkesčio ir kas tikrai galėtų padėti, vat būtent ugdantis prieš mokyklinėje klasėje, tai tas galėjimas save išreikšti ir ką aš čia turiu omenyje, tai kad pradėtumėm tikriausiai lavinti prieš mokyklinuko žodyną kuo ankstesnėme amžiuje, nes statistiškai vaikas, būtent būdamas prieš mokyklinukas, per dieną gali išmokti apie 5-7 naujas savokas. Tai ką tai reiškia? Kad aš visada galbūt norėčiau duoti tokį patarimą visiems, kad su tuo pačiu prieš mokyklinuku, ar jis būtų iki mokyklinukas, kalbėti suaugusiųjų kalba. Nes galiu duoti labai paprastą gerą pavyzdį su savo antrokais, atsimenu, mes mokėmės apie empatiją. Ir aš taip galvoju, kada, pavyzdžiui, įsisąmonins jie, ką reiškia šita nauja savoka, kiek jiems reikės galbūt įdėti tos tokios pastangos, kad jie naudotų tą savoką savo kasdieninėje kalboje. Ar tai nebus vien tik tai vienos pamokos dalykas, kurį jie užmirš. Ir iš tikrųjų, atsimenu, mes kalbėjom apie empatiją, kuo ypatingas žmogus, empatiškas. Na, žinok, Viktorija, ta prasme, jie paskui visą savaitę kalbėjo, kokie jie empatiški, kokie jų elgesio bruožai yra empatiški. Tai tikriausiai lavinamas žodynas nuo pat ankstyvojo amžiaus, kalbant su jais suaugusiųjų kalba, padės ne tik išreikšti save geriau įvairiose pamokose, kuriuose susidurs jau pirmoje klasėje, tačiau lavins jų tą ir kūrybinį tokį išsireiškimą irgi, rašant rašinėlius, pristatant kažkokius tai pristatymus klasėje, kurių tikrai atsiras jau ir pirmoje klasėje. Tai pagrindinis tikrai dalykas yra žodyno turtinimas,
Kitas momentas, tai ko tikrai tikimasi iš to būsimo pirmoko jau prieš mokyklinėje klasėje, tai išlavėjusios pirštų ir rankų koordinacijos. Tai, tikriausiai pagrindinis dalykas būtų tas, kad atėjęs pirmokas jau tikrai mokėtų laikyti pieštuką grafitinę ar ten spalvotą, su rašikliu viskas ok, jeigu mes mokomės prieš mokyklinėje klasėje, tačiau viskas gerai, jeigu su tuo pačiu plunksniniu rašikliu nebuvo mokomasi rašyti keliaujant į pirmą klasę, mes mokomės, reikia atkreipti dėmesį, kad tie patys rašikliai, reikia vaiką supažindinti, jeigu jis yra kairiarankis, kad yra skirti rašikliai kairiarankiams ir kad negazdintų tas momentas, kuomet aš pabandau ir galbūt man nepavyksta, tai tikrai mokysime šito pirmoje klasėje. Kitas momentas tai yra fonetinė klausa tikriausiai, kad mokinys, jau jisai atėjęs į pirmą klasę ne tik skirtų garsą nuo raidės, nes pirmiausia mes mokomės garsus, o tik tada raidės, tačiau kad ir skaitimo įgūdis, jis jau būtų atsiradęs ir daugelis gal su manim ir sutiks, kad skaityti pradinukas atėjęs į pirmą klasę neprivalo mokėti tobulai, tačiau skaitinėti, skiemenuoti jau yra toksai lūkestis, kadangi keitėsi programos, buvo atsinaujinimas prieš daugiau negu metus, tai vadinasi, programa yra, tikrai pasunkėjusi, tai jau kad skaitimo tas įgūdis būtų suformuotas, toksai pagrindai sudėlioti, tai būtų nuostabu. Kitas momentas tai yra matematinis orientavimasis, ko tikimasi iš to būsimo pirmoko, kad atsirastų tikrai tokios savokos kaip sudėtis, atimtis, mokėjimas skaičiuoti iki 20 ir aišku, tų būdų yra mokantis sudėti ir atimti įvairiausių begalės, bet kaip aš ir sakau, kad kiekvienas vaikas yra skirtingas ir jeigu vienam tiks vienas būdas, kitam tikrai netiks galbūt tas pats, tai mano gal toksai mėgstamiausias, atsimenu, buvo būdas dirbant su būtent iki mokyklinio amžiaus vaikais, tas sudėties atimties skaičiavimas, tiesiog pasiemant paprastą liniuotę sugraduotą iki 20, ir būtent tos gradacijos būdu, parašius veiksmą kažkokį, su juo kartu su pirštuku keliauti per tuos skaičius ir skaičiuoti. Tai aišku, tų būdų yra įvairiausių 100 milijonų, tai čia jau tiesiog kaip mokytojas pats atranda, kas tinka jo vaikams. Kitas lūkestis galbūt toks būtų orientavimasis erdvėje, ką aš turiu omeny, tai kad neėjimas į kairę ar į dešinę būtent, bet orientavimasis erdvėje atsiranda galbūt iš daugiau tų savokų, kurios nurodo tau, kur ieškoti informacijos. Tai tikrai pirmokai susiduria su naujomis savokomis kaip vadovėlis, pratybos, dažnai, atsimenu, mano pirmokai sakydavo, tai ten toj knygoj. Sakau, ne knygoj, vadovėlyje, pratybose, tai tikrai tų savokų daug jiems naujų, tačiau tas orientavimasis erdvėje pasireiškia dar per tai, kad kai tu atsiverti savo naują informacinį kažkokį šaltinį ir mokytoja prieš klasę tau nurodo, kur dabar, pavyzdžiui, atsivertus 20 puslapį dešiniajame kampe, apskritime mes matome naują taisyklę, pavyzdžiui, kažkokią. Tai tas orientavimasis būtent tuose naujose informaciniuose šaltiniuose, kuriais susidurs, visai irgi toksai prioritizuojamas, lavinamas įgūdis galbūt būtų toksai. Tai nemažai jau įgūdžių paminėjai, bet dažnai kalbama apie sėkmę. Tėvai nori, kad viskas sektųsi, kad vaikas būtų sėkmingas, tai ar dar turėtum kažkokių svarbių įgūdžių, kuriuos reiktų paminėti būtent tai sėkmiai? Tai galbūt tokį sėkmės irgi momentą galima išlukštenti per socialinius įgūdžius, visą mandagumo esmę,
nes atsiranda, kaip ir minėjau, tikrai daug naujų draugų, galbūt tu ten esi ne su savo darželio draugais atėjęs į tą pirmą klasę, kaip kad kartais būna, tačiau esi visiškai naujokas ir visa aplinka tau yra nauja. Tai tikriausiai tie mandagumo žodeliai padėtų ne tik susidraugauti ir su kitais mokiniais, tačiau būtų tas sėkmės raktelis į malonų elgesį su kitais ir iš kitų gaunamą malonų elgesį. Tai visada dirbdama su ikimokyklinio amžiaus vaikais, nevengdavau išpešti iš jų tų žodžių ačiū, prašau, ar ten kažkokį tai kitokį mandagumo gestą ir visada akcentuodavau tą, ar pavyzdžiui, ypatingai svarbus momentas, su kuo tikrai mes visi susidurėme su kažkokiu neįtin maloniu galbūt elgesiu iš vieno ar kito žmogaus. Tai va tas mokėjimas irgi brėžti savo ribas ir sustabdyti tą nemalonę situaciją, tai tiesiog per paprastą frazę stop, man nemalonu. Ir jeigu aš išmoksiu save reguliuoti tam tikroj situacijoje, o ne kažkaip nemaloniai reaguoti atgal tuo pačiu, tai tikriausiai įrodysiu pavyzdį ir kitam ir užsikrečiama tuo mandagiu elgesiu. Tai va tas mandagumo, socialinio įgūdžio aspektas irgi yra ypatingai svarbus pirmokui, jau kad būtų toks pagrindas suformuotas. Taip, dar minėjai savarankiškumą, kad jis taip pat yra itin svarbus. Tai kaip manau, kokius savarankiškumo įgūdžių kokius tiksliau savarankiškumo įgūdžius reiktų ugdyti namuose? Tai ir namuose tikriausiai, ir toje pačioje mokykloje, bet faktas, mes ateiname su didžiausiu tikriausiai savo įgūdžių, savarankiškumo bagažu iš namų. Tai, pirmoje klasėje, neneigsiu, atsiranda tikrai visokių, kaip ir minėjau, režimo pasikeitimų ir tas pats keliavimas, nežinau, į ekskursijas ir viskas yra įsprausta į laiko rėmus. Dažniausiai tu negali tiek, gal daugiau laiko skirti kiek iki mokyklinėme etape. Pradinėme ugdyme yra visai kitaip. Jeigu mes keliaujame į ekskursiją, reiškia, mes turim susiruošti per 10 minučių ir kitaip mūsų autobusas išvažiuos ir mes pavėluosim. Tai va tas tikriausiai savarankiškumas per gebėjimą pačiam susirasti savo reikalingus daiktus, kurių man prireiks tam tikroje ir vienoje kitoj situacijoje, gebėjimas apsirengti, susirasti savo kažkokius, nežinau, ar lietpaltį, ar pakaitinius drabužius, galbūt atsakingumas už savo turimus daiktus. Va tie įgūdžiai tikrai yra labai svarbus, ką mes jau įdėsim būtent va tame etape, tą mes ir turėsim kaip stabilų pagrindą pirmoje klasėje. Tai tikrai praktikuokitės prieš pirmą klasę, šių atrodo paprastų, tačiau kasdieniškų dalykų. Tai visa informacija atrodo tavo išsakyta paprasta, tai aš manau labai naudinga. Bet dar būtų naudingiau sužinoti praktinių patarimų tiek tėvams, tiek mokytojams, visiems, manau, ir būsimiems tėveliams taip pat žinoti patarimai prieš einant į pirmą klasę. Jie būtų. Tai galbūt toks ir mokytojams patarimas, ir tėveliams, kad susitarimų išsigryninimas yra ypatingai irgi svarbus, nes mokinys atėjęs į pirmą klasę, vat ką mes, pavyzdžiui, pirmos savaitės metu darome, mes visi kuriame savo susitarimus. Nemėgstu taisyklių žodžio, nes skamba tikrai kur kas slogiau, tačiau tas susitarimas, kuomet jis yra kuriamas su vaiku, kuomet pats vaikas prisiliečia prie šito susitarimo kūrimo, tai kitaip ir atrodo tam pačiam vaikui. Tai tikriausiai ir namuose galbūt išsigryninti tokių susitarimų, kada mes keliaujame miegoti dėl tos pačios dienotvarkės laikymosi, tiek ir klasėje, mokykloje, tas susitarimų išsigryninimas, jisai yra ypatingai svarbus, nes atsiranda tikrai tokių
momentų dienos eigoje, kuomet ypatingai su pirmoku reikia būtent jam priminti tuos įvairius susitarimus ir kaip aš sakau, pirmi pusė metų tai yra tiesiog toks pamatų statymas tavo klasės tvarkos. Tai kaip čia susiformuosi visą dalyką būtent klasėje, kaip mokytojas būdamas, taip jau ir turėsi tą visą pagrindą. Tai kuomet kuria susitarimus patys vaikai, tuomet jų kur kas maloniau ir laikytis. Taipogi nepamiršti reikia susikūrus susitarimus, susikurti tokias pačias ir pasiekmes. Tai visada mokiniams labai įdomu kurti susitarimus ir jie tada galvoja, tai kokia čia tam vienam ar kitam susitarimui galėtų būti pasiekmė. Jie patys galvoja, kas jiem galbūt būtų taip į naudą, tačiau yra tokie ir kritiškumo įsijungęs momentas toksai, tai labai smagu matyti va, tą patį pirminį besiformuojantį klasės pamatą etapą. Kitas galbūt patarimas tiek tėveliams, tai tas dienotvarkės susikūrimas ir jeigu sunkiau sekasi laikytis kažkokios dienotvarkės, jeigu sunkiau ten, pavyzdžiui, sekasi keltis ar ten padėti mamai ar tėčiui išsiplauti indus ar juos iššluostyti, tai aš visada siūlau vizualinį dienotvarkės planą susikurti. Tiesiog, ką atsimenu ir dariau su savo pirmokais, nufotografuoti būtent atliekant tą kažkokį veiksmą ir išsiklijuoti, tarkim, ant šaldytuvo su magnetukais. Tas vizualus momentas vaikui vėl jis kitaip rezonuoja ir vėl kitaip sekasi laikytis tos dienotvarkės ir įvairių, pavyzdžiui, susikurtų susitarimų. Kitas gal mano toks patarimas būtų nebijoti ir dažniau apsilankyti atvirų durų dienose, būtent su vaiku, būsimu pirmoku įvairiose mokyklose, nes supažindinimas su mokyklos aplinka yra ypatingai svarbus, tas visas įsivaizdavimo apie mokyklą suformavimas, kokios patalpos, kokio dydžio tavęs patalpos laukia galbūt, kaip atrodo ta klasė, kaip kuo jinai kitokia negu kad tavo priešmokyklinė klasė, galbūt ten mažiau žaislų atsiranda, tačiau visai kitokių, daugiau įdomesnių dalykų. Tai tas tikriausiai apsilankimas atvirų durų dienose, jisai leidžia pažvelgti ne tik tėveliams į mokyklos vidų, į vertybės, į politiką, į irgi visą bendrą tvarką, tačiau ir vaikui formuojasi tas įvaizdis visai kitoks į mokyklą, apie mokyklą. Tai tokie gal 3 patarimai būtų, kurie dažniausiai jų prireikia ateityje prieš 1 klasę. Labai buvo įdomu išgirsti. O kokius dar klausimus tėvai užduoda? Ar yra kažkokie raktiniai užduodami klausimai tau? Yra dažniausiai toks pasitaikantis klausimas, kad mano būsimas pirmokas, jis dar nesidomi niekuom, ten knygos jam neįdomios, skaičiai jam neįdomus ir iš tikrųjų tų sudominimo būdų yra tikrai įvairių ir vėlgi, kaip ir sakau, reikia gerai pažinti savo vaiką ir suprasti, kas galbūt jam įdomu. Tai jeigu jam, pavyzdžiui, neįdomios tos pačios skaitimas ir knygos, galbūt mes galim susikurti kokį nors savo šeimos ritualą, tarkim, knygų klubą. Ir pasikviesti tą patį vaiką, ten, nežinau, su visa šeima ir sesė ir broliu, į jo knygų klubą, į jo skaitomos išrinktos knygų klubą. Tai pasirinkti kažkokią neformalią aplinką, keliauti ledų būtent to knygų klubo metu ir visai šeimai taipogi perskaityti tą knygą, jog mes parodytumėm tą tokią iniciatyvą ir iš suaugusiojo pusės, kad aš suprantu tavo pasaulį, aš irgi noriu jame gyventi, juo domėtis ir panašiai, tai toks galbūt vienas pagrindinių būna klausimų atėjus tėveliams būtent pasišnekėti, susipažinti. O kokią dar, čia jau einant link pabaigos, dar keletą klausimėlių, kokią informaciją turėtų žinoti būsimas pirmokas, turiu omenyje, tarkim, vardas, pavardė, žinoma, adresas, tėvų vardai gali būti, tai
Tai tikrai taip, šitie dalykai yra būtini, ypatingai jeigu būsimas pirmokas planuos dar ir keliauti savarankiškai į mokyklą, tai pagrindinė informacija, kur gyvenu, mano mamos vardas, telefono numeris galbūt, ar ten tėvų, ar kito asmens šeimos nario, tai yra ta, kaip sakau, pagrindinė informacija, pirmokui, ją būtina žinoti vien dėl saugumo ir tokio galbūt užtikrintumo savo žiniomis ir pasiruošimo keliaujant į pirmą klasę įgūdžių. Tai tikrai labai gerai paminėjai, kad šitie dalykai svarbus. Taip, manau, kad būtų viskas, ar dar kažką turi pridėti, ar palinkėti mūsų žiūrovams, klausytojams? Tai tikriausiai palinkėčiau kalbėti apie mokyklą pozityviai ir formuoti tą pozityvų įvaizdį prieš pirmą klasę, jog ta pirma klasė nebūtų kažkoks baubas, o būtų smagus dalykas, kuris yra tarsi nauja pradžia tam pirmokėlį. Tai nežinau, jeigu klausytojai turėtų kažkokių tai klausimų, ar norėtų atvykti pasikalbėti apie kitus akademinius dalykus, tai manau, kad mes galim nurodyti, kur rasti tą informaciją. Taip. Ar elektroninį paštą, tai visada atsakysiu į visus klausimus. Tai ačiū, Viktorija. Ačiū tau. Visa informacija KID International School of Vilnius pas mus yra. Ten rasit visus kontaktinius duomenis ir ačiū tau dar kartą už pokalbį ir iki kitų kartų. Ačiū, buvo malonu.